Antrasis kėlinys ir lietuviai pradeda jį turėdami kamuolį, tačiau turėdami kartu ir 5 taškų deficitą. Po pirmojo kėlinio 17-12 pirmauja Didžiosios Britanijos ekipa. Adas Juškevičius, Paulius Jankūnas, Jonas Mačiulis, Tomas Delininkaitis ir Jonas Valančiūnas. Toks yra Lietuvos komandos penketas. Paulius Jankūnas, taiklus metimas po ilgos pertraukos. Mūsiškiams pavyksta pagaliau atrišti krepšį, tai daro Paulius Jankūnas pataikydamas 2 taškį ir pražanga Adui Juškevičiui. Nors jau buvo beveik ir atėmęs kamuolį. Adas Juškevičius, rungtynių arbitrai fiksuoja pražangą, jam pirmoji komandinė. Su kamuoliu varžovai. 12 sekundžių jų atakai. Devonas Vanostrumas numeta kamuolį prie 3 taškų zonos stovėjusiam komandos draugui ir netaiklus metimas ir vėl Jankūnas su kamuoliu. Šiek tiek atsirado daugiau tvarkos grumtynėse po krepšiais, įėjus į aikštę Pauliui Jankūnui. 12 sekundžių dar lietuvių atakai. Tomas Delininkaitis. Metimas netaiklus. Ir vėl pirmieji prie kamuolio varžovai. Gera gynyba, tačiau ir vėl prastoko kova dėl atšokusio kamuolio ir pražanga Jonui Valančiūnui. Antroji asmeninė. Antroji komandinė šiame kėlinyje. Pralaimimo kova dėl atšokusių kamuolių po savojų krepšių yra pagrindinė Lietuvos komandos bėda šios dienos rungtynėse. Taip, kartais buvo atkarpų, kai striginėja puolimas, bet pernelyg daug papildomų antrųjų šansų suteikiama yra varžovams ir jie juos karts nuo karto išnaudoja, o tokiose gan nerezultatyviose rungtynėse daugiau nelabai ko ir reikia. 7 kamuolius per pirmąjį kėlinį tik tai. Po Lietuvos komandos krepšių nusiėmė Britai daugiau negu po savo. Po savojo jie atkovojo 6. Baigėsi 8 sekundės, per kurias nepavyksta pereiti į varžovų aikštės pusę mūsiškiams ir iškart keitimas. Adą Juškevičių keičia Šarūnas Jasikevičius. Šiandien nėra Manto Kalniečio, kuris turėtų ir galėtų nuimti didesnę krūvio dalį nuo Šarūno Jasikevičiaus. Kol kas pabandė padaryti tai su Adu Juškevičiumi Lietuvos rinktinės treneriai, bet nepavyko įsijungti į žaidimą Adu Juškevičiui ir tenka grąžinti į aikštę Šarūną Jasikevičių. 14 sekundžių atakai. Jasikevičius, 2 klaidinantis judesiai, pakeliantis į orą Devoną Vanostrumą ir Šarūnas Jasikevičius šaltakraujiškai mažina skirtumą dar vienu 2 taškiu, -5. Sužaidus nepilnas porą minučių antrajame kėlinyje. Botengas numuša kamuolį Jonas Valančiūnas, išgelbėdamas galbūt komandą nuo dar 2 taškų. Čia Paulius Jankūnas ir ideali ataka, tikslus Jasikevičiaus perdavimas po krepšiu, išnaudojant tą labai mažą koridorių, kurį paliko varžovų gynėjai. Klysta. Varžovai vėl skuba į priekį Jasikevičius, tačiau dabar tik tai jis ir Jankūnas prieš 4 varžovus ir stabdo ataką Šarūnas Jasikevičius. Veržiasi po krepšiu, metimas netaiklus ir teisėjų švilpukai vėl tyli. Kągi, toks yra teisėjavimo stilius ir svarbiausia, aišku, jog tą, ką matome vienoje aikštės pusėje, lygiai taip pat traktuojamas krepšinis ir kitoje aikštės pusėje. Dabar tik tai vienintelis, aišku, pavojus, kad tokiame kietame žaidime išvengtų traumų krepšininkai. 3 žaidėjus iškart keičia Chrisas Finčas, varžovų komandos treneris. Čia Lietuvos komanda vėl bando pasivyti Didžiąją Britaniją, kuri kol kas pirmauja 3 taškais. Ir apsigynė nuo dar vienos atakos. Lietuviai vėl su kamuoliu, taigi dar viena galimybė apmažinti varžovų persvarą. Jasikevičius. Dar vienas metimas ir vėl taiklus. 2 prieš 2 vėl tobulai atlieka Lietuvos komanda, matydamas, jog ne visada pavyksta atsidengti
savo komandos aukštaūgių. Jasikevičius drąsiai renka taškus taikliais dvitaškiais metimais ir dabar sumažina varžovų persvarą iki minimumo. Paulius Jankūnas beveik buvo jau pavogęs kamuolį iš Joelo Freelando. 11 sekundžių lieka Britams šiai atakai. Septynios sekundės. Ne, netgi kamuolys atitenka Lietuvos komandai. Geras, malonus sprendimas. Ir Tomas Delininkaitis. Štai dabar suranda tokį variantą Lietuvos rinktinės treneriai. Bent jau pirmoje atakos dalyje nereikia eikvoti jėgų Šarūnui Jasikevičiui. Tomas Delininkaitis, taktinė protinga pražanga. Trečioji komandinė, tačiau sustabdyta pavojinga varžovų ataka. Priverčianti dabar Didžiosios Britanijos komandą pradėti pozicinį puolimą. Lanostrumas, Mačiulis ir pražanga. Tomui Delininkaičiui dabar jau ketvirtoji. Ir jį keičia Martynas Pocius. Galbūt šiek tiek pasiaukojo Tomas Delininkaitis poroje epizodų, tiesiog matydamas pagal situaciją, jog yra reikalingos pražangos. Jasikevičius blokuoja varžovo metimą. Bet ir vėl kamuolys ne mūsų rankose. Dar vienas šansas. Ir dabar jau Paulius Jankūnas tvirtai sugrėbęs kamuolį, pradeda lietuvio ataką. Jonas Mačiulis veržiasi link krepšio ir priverčia varžovą prasižengti. Klausimas dabar, ar tik tai bus skirti baudos metimai. Joelas Arčibaldas nubaustas asmeninė pražanga. Kamuolį teks gražinti iš užgalinės linijos. Žemiau nueik Marčiau. Martynas Pocius. Jonas Mačiulis sužingsnioja taip iš pat pradžių. Tvirtai nepagavo kamuolio. Minimalus priešininkų pranašumas 20-21 ir dabar minutės pertraukėlė, kurios prašo Kęstutis Kemzūra. TonyBet. Sėkmė tonizuoja. Nesėdėk namuose basas, apsiauk Crocs ir skubėk vasaroti su draugais. Tavęs laukia nepakartojamos akimirkos, nuotykiai ir gerai praleistas laikas. Pirk Crocs ir laimėk vieną iš 50 pakvietimų į festivalį Galapagai. Rugpjūčio 3-4 dienomis Zarasuose. Eterė laida Reporteris ir aš. Lietuvos ryto televizija. Dabar gyvai ir portale tv.lrytas.lt. Visi vertinantis amžinas vertybės. Grįžtame į Hjustono universiteto krepšinio areną. Čia minutės pertraukėlės paprašė mūsų komandos treneriai, tačiau prieš ją antrojo kėlinio pirmomis minutėmis mūsiškiams pavyko aptvarkyti žaidimą. Visų pirma, šiek tiek sėkmingiau buvo pradėta kovoti dėl atšokusių kamuolių. Ir dabar iš turėtos varžovų 5 taškų persvaros liko jau tik tai vienas, sužaista nepilnos 4 minutės ir Didžioji Britanija priekyje tik tai 1 tašku, 21-20. Grįžta į aikštę lietuvių penketas, dabar jame vėl Linas Kleiza, Šarūnas Jasikevičius, Jonas Valančiūnas, Paulius Jankūnas ir Martynas Pocius. Na, Robertą Jevtoką Jonas Valančiūnas pakeitė po to, kai nukrito susidūrė su priešininku Robertas Jevtokas, bet norėtųsi tikėti, kad tai tiesiog buvo keitimas, kurį ir planavo daryti Kęstutis Kemzūra ir kad nieko blogo Robertui Jevtokui nenutiko. Tikslesnė informacija sužinosime matyti jau tik per didžiąją pertrauką.
Tuo tarpu vėl su kamuoliu minimali persvara pirmaujantys Didžiosios Britanijos krepšininkai ir vėl drąsus užtikrintas metimas. Akivaizdu, jog suteikia labai daug laisvės Chrisas Finchas, ypač tiem krepšininkams, kurie turi taiklę ranką, kurie gali atakuoti iš 3 taškų zonos ir tuo naudojasi. Ir sėkmingai naudojasi šiandien Didžiosios Britanijos krepšininkai. Paulius Jankūnas, pražanga Joelui Freelandui. Dar viena. Antroji asmeninė jam. Ir trečioji komandinė Didžiosios Britanijos rinktiniai šiame ketvirtyje. 10 sekundžių kamuolys Šarūno Jasikevičiaus rankose. Paulius Jankūnas iš toli, taiklus metimas. Paulius Jankūnas, jo pasirodymas akivaizdžiai pagyvino ir sustiprino Lietuvos komandos žaidimą. Dabar jo tritaškis vėl mažina skirtumą iki minimumo, 23-24. Andrew Lawrence'as, Joelis Freelandas ir taiklė ataka, staigus metimas, nepavyksta apsiginti Jonui Valančiūnui. Neįtin užtikrintai rungtyniavo pradžioje Robertas Jeftokas. Kol kas Jonas Valančiūnas bent jau puldamas taip pat nekelia labai didelės grėsmės varžovų krepšį. Štai dabar dar vienas jo metimas ir pagaliau pataiko ir mūsų komandos vidurio puolėjas, mažindamas skirtumą vėlgi iki minimumo. Ir dabar jam fiksuojama pražanga. Tai yra trečioji asmeninė, pergudravo dabar tiesiog daugiau patirties turintis Joelas Freelandas, įvėlė į grumtynės, o tokiuose grumtynėse dažniausiai baudžiamas yra besiginantis krepšininkas. Ir reklaminė minutės pertraukėlė. TonyBet. Sėkmė tonizuoja. Pabusk, kol kiti dar miega. Jei esi vadovas ir ketini juo būti, išnaudok krizę. Užsisakyk sėkmės citatas ir kiekvieną darbo dieną pradėk puikia nuotaika. Siųsk citata numeriu 1611. Eteryje laida Reporteris ir aš. Lietuvos ryto televizija. Dabar gyvai ir portale tv.lrytas.lt. Visi vertinantis amžinas vertybės. Keturios su pusė minutės lieka iki didžiosios pertraukos rungtynėse tarp Lietuvos ir Didžiosios Britanijos komandų, kurios vyksta čia Hjustono universiteto arenoje. Ir antrasis kėlinys jau daugiau nei pusėje, tačiau Lietuvos rinktiniai pavyko pagauti varžovus, nepaleisti jų toliau į priekį po gan nesėkmingos pirmojo kėlinio antrosios pusės. Ir dabar nors priekyje vis dar priešininkai, tačiau į kiekvieną jų sėkmingą ataką lietuviai suranda savų atsakymų. Dabar vietoj Pauliaus Jankūno, kurio pasirodymas buvo labai ne tik efektyvus, tačiau ir efektingas, dabar aikštėje Darius Songaila. Kartu su juo tas pats likęs ketvirtas: Kleiza, Jasikevičius, Pocius ir Valančiūnas. Na, labiausiai reikėtų saugotis Jonui Valančiūnui, turinčiam 3 asmeninės pražangas. Prie baudų metimo linijos Joelas Freelandas. Kol kas šiandien pataikantis pirmąjį baudos metimą. Vėl šiek tiek atitolino savo komandą nuo mūsiškių Joelas Freelandas. Ir atsiprašau, ne, Robertas Arčibaldas, taip jis meta baudos metimus. Jam tai taip pat pirmieji baudos metimai, iš jų taiklus vienas. Linas Kleiza nuima kamuolį savo baudos aikštelėje. Taigi dabar 2 taškų skirtumas. Išmuštas kamuolys Jasikevičiui iš rankų. 16 sekundžių atakai.
Martynas Pocius. Reidas link krepšio, agresyvus žaidimas priverčia prasižengti Robertą Arčibaldą ir siunčia Martyną Pocių prie baudų metimo linijos. Štai toli už nugaros lieka Pocių dengęs. Bandė sustabdyti Devonas Von Ostrumas ir Martynas Pocius dabar baudos metimais gali išlyginti rezultatą. Taiklus pirmasis metimas. Ir antrasis taip pat taiklus. Po ilgesnės pertraukos lietuviai pasiveja Didžiosios Britanijos rinktinę lygindami rezultatą 27-27. Na, jeigu žiūrėsime į tą komandą, kurią Lietuvos rinktinė įveikė pernai Panevėžyje pirmose Europos čempionato rungtynėse, tai galima turbūt sakyti, jog šiek tiek sustiprėjo Britai palyginus su pernykšte sudėtimi. Prie jų prisidėjo tuo metu traumuotas buvęs ir žaisti negalėjęs Popsas Mensah Bonsu. Šiandien jo nėra, tačiau jau nėra dėl to, jog toks yra Chriso Finčo, varžovų vyriausiojo trenerio sprendimas. Jis kaip ir Lolas Dengas bei Maikas Lenzli šiandien tiesiog ilsisi stebėdami komandos draugų žaidimą. Jasikevičius. Perdavimas Jonui Valančiūnui, 2 taškai, vėl po truputį grąžino iniciatyvą į savo rankas Lietuvos komanda. Dabar Jasikevičiaus ir Valančiūno tandemas išveda į priekį lietuvius 29-27, 3,5 minutės iki didžiosios pertraukos. Ogo Degboja pradėjęs rungtynės 2 tritaškais. Po to jį pavyko šiek tiek prigesinti Lietuvos gynybai, bet tada jau įsismagino kiti krepšininkai. Vienas iš tokių štai Joelas Freelandas, pelnantis dar 2 taškus. Ir vėl išlyginęs rezultatą 29-29. Jonas Valančiūnas perima šį kamuolį, kurį jau beveik turėjo savo rankose varžovai. Martynas Pocius iš 3 taškų zonos. Netaiklus metimas ir dabar pražanga turėtų būti skirta vienam iš varžovų, 10 numeris. Robertas Arčibaldas prasižengia. Taip pat perlipdamas kartu su komanda į 5 komandinių pražangų zoną ir Jonas Valančiūnas stos prie baudų metimo linijos. Pražanga gavusi Arčibaldą sodina ant suolo Chrisas Finčas. Jonas Valančiūnas taikliu baudos metimu vėl išveda į priekį Lietuvos rinktinę 30-29. Na, tas rungtynės Panevėžyje kiek mažiau nei kiek prieš metus 11 taškų skirtumų laimėjo Lietuvos rinktinė 80-69. Sakykim taip, ypatingų problemų mūsiškai tada neturėjo. Tiesa, lengva irgi nebuvo. Na, galima pasakyti, kad turbūt nebus lengva, bent jau pagal tai, ką matome per pirmąsias 17 minučių ir tose abiejose rungtynėse čia Hjustone. Turi nemažų ambicijų įsirašyti į krepšinio žemėlapį Didžiosios Britanijos komandą ir aišku, tas kelialapis į olimpinės žaidynės taip pat yra ir puikus šansas, tačiau kartu ir įpareigojimas. Ir į tai labai rimtai pažiūrėjo Didžiosios Britanijos krepšinio vadovai. Dabar skubotas ir netaiklus metimas. Vėl su kamuoliu Lietuvos komanda. Antrajame kėlinyje kur kas geresnis vaizdas, visų pirma kalbant apie gynybą ir tą agresyvumą kovojant dėl atšokusių kamuolių, o dažniausiai tokiais atvejais puolimas kaip ir susitvarko pats. Na, žingsniuoja dabar visų pirma, gaudydamas kamuolį varžovas, teisėjai leidžia tęsti rungtynes, lietuviams šansas ir Jasikevičiaus 2 taškai. 33-29, Lietuvos komanda įgyja 4 taškų pranašumą. Žaidus 18 minučių, Javtokas grįžęs į aikštę, reiškia viskas tvarkoje, jeigu ir skaudėjo, tai ne tiek, kad negalėtų tęsti rungtynių. Linas Kleiza prasižengia. Keitimas mūsų ekipoje vietoj Šarūno Jasikevičiaus į aikštę grįžta Adas Juškevičius. Joelas Freelandas vėl prie baudų metimo linijos.
Takachos komandoje rungtyniaujantis krepšininkas. Pataiko baudos metimus, kol kas beveik be klaidų. Štai šios pozicijos atakuoja Didžiosios Britanijos krepšininkai. Vos vienas netaiklus baudos metimas, jeigu neklystu. Tuomet, kai numušė kamuolį nuo lanko Jonas Valančiūnas. Dar vienas keitimas. Denas Clarkas vietoj Joelo Freelando, kuris sumažino skirtumą iki 2. 33-31 priekyje Lietuvos ekipa. Adas Juškevičius. Darius Songaila, perdavimas Kleizai, tačiau 3 sekundžių taisyklė. Taisyklės pažeidimą fiksuoja arbitrai. Minutė 48 lieka iki antrosios rungtynių atkarpos pabaigos. Didžiajai Britanijai dabar atsiranda galimybė bent jau išlyginti rezultatą. Ogoja Degboja. Denas Clarkas. Netaiklus metimas. Su kamuoliu mūsiškiai Linas Kleiza varžovo aikštės pusėje, tačiau sparčiai grįžta prie savojo krepšio ir priešininkai. Atimdami iš Lietuvos komandos greitos kontratakos galimybę. Darius Songaila nusiima kamuolį. Adas Juškevičius vėlgi stabdo šiek tiek savo komandos atakos tempą, matydamas, jog yra pakankamai daug laiko poziciniam puolimui. Linas Kleiza, 2 taškai po Dariaus Songailos perdavimo. Vėl plus 4, 35-31. Dariui Songailai fiksuojama pražanga, vėlgi tokie aštrus, ypatingai gynėjų reidai kartais užklumpa mūsiškių gynybą tam nepasiruošusią ir po to jau tenka gelbėti sudėtingose situacijose prasiženginėjant po savojų krepšių. Keronas Sahara prie baudų metimo linijos ir jis pataiko baudos metimą. Prasidėjus paskutiniai šio kėlinio minutei. Šiame kėlinėje Lietuvos komandai pavyko perlaužti rungtynių eigą, pavyko išsiveržti į priekį, bet kol kas varžovai čia pat kvėpuoja į nugarą. Tai dabar prameta baudos metimą Ahara, palikdamas Lietuvos ekipai 3 taškus. Darius Songaila, perdavimas Kleizai ir Kleiza. 2 taškai turi būti įskaityti, na. Jau bekrentant į kamuolį į krepšį numušė Didžiosios Britanijos komandos žaidėjas ir 37-32. Taip, 5 taškų pranašumas Lietuvos komandos pusėje. Ankstokai dar varžovų aikštės pusėje pasitinka priešininkus Lietuvos komanda. Bet ir vėl niekas nesugeba uždengti iš toli. Antrą kartą taikliai metančio Deno Clarko. Ir minutės pertraukėlė likus žaisti 30 sekundžių ir varžovams vėl sumažinus skirtumą iki 2 taškų. TonyBet. Sėkmė tonizuoja. Ar žinote, kokį likimą pranašauja jūsų vardas? Ką jis reiškia? Sužinokite ir nustebinkite savo draugus žiniomis apie vardų reikšmę. Siųsk vardas, tarpas, vardas lotyniškomis raidėmis numeriu 1611 ir sužinok. Eteryje laida Reporteris įrašas. Lietuvos ryto televizija. Dabar gyvai ir portale tv.lrytas.lt. Visi vertinantis amžinas vertybės. Antrąją minutės pertraukėlę pirmoje rungtynių dalyje dabar pasinaudoja Kęstutis Kemzūra varžovams, o galbūt dar ir šiek tiek ir mums. Lieka 34 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos.
Po to, kai Denas Clarkas eilinių Britų tritaškių vėl stipriai mažina Lietuvos komandos persvarą iki 2 taškų. 37-35. Tačiau šį kėlinį mūsų komanda jau laimi ir galų gale operatyviai dar rungtynių metu pavyko išlipti iš tokios savotiškos duobelės, sutvarkyti žaidimą visų pirma ginantis ir kovojant dėl atšokusių kamuolių. Ir būtent tai buvo viena iš tų priežasčių padėjusių Lietuvos komandai perimti iniciatyvą. Deividas Dulkys pasirodo aikštėje pirmą kartą berods šios dienos rungtynėse. Martynas Pocius. Gražus perdavimas po krepšiu, tačiau nepavyksta užbaigti efektingos atakos taiklių metimų Linai Kleizai, bet kuriuo atveju šansas buvo neblogas. Ir sumanymas vykęs. Gaila, aišku, kad nepavykęs iki galo. O čia išmaudo Robertą Jeftoką pasinaudodamas savo greičiu Ogo Adekboje ir lygina rezultatą 37-37. Štai toks krepšinys per pirmosius 2 kėlinius, visiškai lygus rezultatas. Ir dabar didžioji pertrauka čia Hjustono universiteto arenoje.